esate senovės Romos istorijos gerbėjai ir norite pasinerti intriguojančius pasakojimus apie šios didžios civilizacijos pakilimus ir nuosmukius, šiandien turime jums nuostabių pasiūlymų. Šioje laidoje, kuri yra skirta visiems romėnų kultūros mėgėjams, apžvelgsime 5 serialus, kurie ne tik atskleidžia Romos imperijos istoriją, bet ir suteikia unikalią galimybę nusikelti į tuos laikus per įtraukiančias ir dramatiškas istorijas. Su jumis sveikinasi kinomanija.lt, pasiruoškite pasinerti į romėnų pasaulį. Šis naujas Peacock TV serialas, paremtas gladiatorių pasauliu, suteikia gilią įžvalgą į senovės Romos politinę sistemą ir socialinius santykius. Pasakojimas sutelktas į gladiatorius, kurie kovoja už išgyvenimą bei šlovę, kasdienybę ir parodo, kaip jų gyvenimai susikerta su galingais to meto romėnais. Britų aktorius Anthony Hopkinsas čia suvaidino senovės Romos imperatorių Vespasianą. Tie, kurie ruošiasi mirti. Istorinė drama, paremta Danielio Manikso kūriniais, nukeliamus į gladiatorių kovos dėl valdžios ir žiaurios senovės realybės pasaulį. Serialas pasižymi stulbinančią scenografiją bei įspūdingo operatoriaus darbu ir iš tiesų leidžia patirti praeitį. Sudėtinga ir tikroviška kovų choreografija leidžia pajausti kiekvieną smūgį ir pergalės vertę bei skonį. Aktorių pasirodymas šiame istorinėme epe palieka puikų įspūdį. Ivanas Rionas stoja prieš mus kaip nepalaužiamas gladiatorius kovojantis dėl išlikimo. Antrojo plano aktoriai vaidina itin įtikinamai bei savo sudėtingais charakteriais prideda pasakojimui gilumą. Scenarijų ir asmeninės istorijos susipina su platesniu istoriniu kontekstu, todėl įsitraukime ne tik į kovas, bet ir į veikėjų gyvenimus bei motivaciją. Kūrėjai daug pastangų įdėjo į autentiškumą, parodydami gladiatorių treniruočių režimą ir visuomenės hierarchiją, kartu su juodo humoro akimirkomis ir nuotaiką praskraidinančią draugiją. Mėgstantiems viską kritikuoti, pirmose epizoduose gali kilti tam tikrų pasakojimo tempo problemų ir istorinio tikslumo traktavimo niuansų. Tačiau mūsų nuomonė tie, kurie ruošiasi mirti, tikrai įtraukiantis serialas, kuriame puikiai derinamas veiksmas, drama ir istorija. Tad jei esate epinių pasakojimų apie kovas ir išlikimą gerbėjas, šį serialą tikrai verta pažiūrėti. Vokiškas Netflix serialas Barbarai. Tai veiksmo kupinas Teutoburgo miško mūšio tarp romėnų ir germanų 9 metai po Kristaus atpasakojimas. Prieš mūsų akis iškilo 9 metais po Kristaus vykę dramatiškai įvykiai germanų tautų žemėse, atvedė į Teutoburgo miško mūšį, kuriame germanų gentis susidūrė su 3 Romos imperijos legionais. Istorikai šį mūšį su barbarais vertina kaip pagrindinį, nes jis sustabdė romėnų plėtrą į Šiaurės Europą. Dėl konfliktiško pagrindinio veikėjo, neįtikėtinos herojės ir įtraukiančias siužetinių linijų, Barbarai turėtų būti jūsų sekantis serialas. Jis nusipelno aukščiausias vietas jūsų žiūrimųjų sąraše. Serialo Barbarai centre Arminijus, aktorius Lorenzas Rūpas, germanų kareivis dirbantis romėnams po to, kai jo šeima atidavė jį į nelaisvę kaip duoklę. Prieštaringi Arminijaus jausmai dėl jo padėties yra nenuspėjama varomoji jėga visą serialo metu. Įspūdingus posūkius dažnai sukelia staigus jo jausmų pokyčiai, o labai žmogiški pasirinkimai, kuriuos jis priima, yra emocionalūs ir jaudinantys. Vokiečių gentis yra taip susiskaldžiusios, kad net ir vienos genties viduje niekad nežinoma, kas bus ištikimas vadai ir kas lengvai išduos visą gentį savo naudai. Šios kovos ir maišatis mums atskleidžia svarbų istorinį įvykį Europoje per įtraukiančią meilės, draugystės, išdavysčių ir keršto istoriją. Nors barbarai kiek pagražina įvykius, kad jie taptų įtikinama drama, tai tikro mūšio, kuriame nesutarančias germanų gentis pamiršo savo problemas ir suvienija jėgas tam, kad nugalėtų bendrą priešą – romėnus atpasakojimą. Arminijus ir Cuselda, 2 pagrindinės serialo figūros, užima svarbią vietą Europos istorijoje. Patys vadinamieji teutonai nepaliko palyginimų tekstų, istografijas jie nefiksavo. Irūnų raštas, iš kurio tikriausiai 3 amžiuje atsirado abėcėlėse 24 simboliais, daugiausia buvo naudojamas kasdieniam bendravimui. Serialas žino, kada šiek tiek užlenkti, kad papasakotų mums puikią istoriją ir tuo pat metu nepamiršta to, ką rašo istorijos vadovėliai. Nors apie šias žavias asmenybės daug ko nežinome, kūrybinė scenaristų laisvė užpildo spragas ir padeda susidaryti išmanesnį vaizdą apie tai, koks buvo šis sudėtingas laikotarpis. Domina. Tai intriguojantis ir dramatiškas serialas nagrinėjantis moterų vaidmenį Romos imperijoje. Ypatingai fokusuojantis į Liviją Drusilą, Cezario žmoną ir vėliau tapusią imperatorienę. Serialo pavadinimas kilęs iš moteriško termino dominus versijos, senovės romėnų suvereniteto pavadinimo, iš kurio kilo žodis dominuoti. Šis pasakojimas atskleidžia ne tik Livijos ambicijas, bet ir moterų galią bei įtaką politikoje, parodydamas, kad net ir vyriškame pasaulyje moteris turėjo savo vietą, kovas ir strategiją. Ši nauja, galima sakyti, feministinė istorija pasakojama Romos moterų akimis. Livija, siekdama apsaugoti savo šeimą ir išsaugoti įtaką, pasitelkė įvairias strategijas.
Ji manipuliuoja savo aplinką, užsiima sąmokslo organizavimu ir neretai privalo priimti sunkes pasekmes atnešančius sprendimus. Serialas leidžia žiūrovams pamatyti Romą ne tik kaip vyrišką pasaulį, bet ir kaip vietą, kur moteris nors ir dažnai išstumtos į antrą planą, kovoja dėl savo ambicijų ir poveikio įvykiams galimybės. Domina veiksmas vyksta po to, kai sąmokslininkai senate nužudo Julijų Cezarį, o valdžia pasidalina į dvi frakcijas. Tie, kurie nori matyti Romos Respubliką su senetu priešakyje, ir tie, kurie nori, kad būtų atkeršyta už imperatoriaus nužudymą ir kad jo įpėdinis priimtų valdymą. Serialas Domina pasižymi gausa dramatiškų scenų, intriguojančių dialogų ir sudėtingų santykių, todėl jis yra puikus ne tik istoriškai tikslaus, bet ir įtraukiančio pasakojimo pavyzdys. Ši istorija atskleidžia Livijos charakterio gilį, jos emocijas ir motyvus, todėl žiūrovai jaučia artumą su jos kova už išlikimą ir kopimu aukštyn. Serialas puikiai geba sukurti įtemptą atmosferą, kurioje kiekvienas sprendimas gali turėti lemtingų pasiekmių. Domina neabejotinai puikus pasirinkimas senovės mėgėjams. Tai pasakojimas, kuris tyria ne tik istorinius faktus, bet ir analizuoja žmonių ambicijas, emocijas ir konfliktus. Tad tai neabejotinai patrauk žiūrovų dėmesį ir paskatins diskusijas apie moterų vaidmenį antikiniais laikais. Spartakus – neįtikėtino populiarumo sulaukęs ir neretai geriausias visų laikų TV serialų sąrašus patenkantis serialas apie Romos gladiatorių Spartakų. Nors ir nepelnė žymesnių apdovanojimų, neabejotinai užima svarbią vietą daugelio kino ir istorijos gerbėjų širdise. Amerikiečių serialą įkvėpė legendinė senovės Romos figūra – vergas gladiatorius, trakėnų kilmės Spartakas, vadovavęs didžiausiam tų laikų sukilimui prieš slegiančią vergovės sistemą, dar vadinamam Spartako sukilimui. Tai istorinis serialas sukurtas Stars tinklui, debiutavęs 2010 metais. Spartakas siužetas dinamiškas ir įtemptas. Jame susipina įvairios pasakojimo gijos apimančios politiką, išdavystę, meilę ir kerštą. Spartakas istorijos pradžioje pradeda dramatiškai kelionę nuo vergijos iki revoliucijos lyderio. Visos serialo sezonai turi skirtingus priedus prie pavadinimo. Pavyzdžiui, pirmasis vadinamas Spartakas – kraujas ir smėlis. Būtina paminėti, kad filmavimo procesas sutrikdė pagrindinį Spartako vaidmenį atlikusio aktoriaus Andy Whitfieldą pakirtęs vėžys, kuris neilgai trukus pasiglemžė aktoriaus gyvybę. Todėl antrajame ir trečiajame sezonuose pagrindinį vaidmenį atliko Liamas McIntyras. Kiti ryškus istorijos personažai, pavyzdžiui, Batiatas, Johanas Hana ir Kriksas, Manu Benetas, suteikia istorijai gilumo. Kiekvienas iš jų turi savo motivaciją ir konfliktus. Pasakojimas pradedamas nuo šiaip gana miglotos ir mažai žinomos žymiojo sukilimo vado jaunystės istorijos. Ir siužetas pamažu vystamas iki žymų pėdsako istorinėse metraščiuose palikusių įvykių. Veiksmas prasideda neįvardijamų trakėnų įsitraukimu į romėnų darbininkų būrio sukilimą prieš getų gentį, dažnai puldinėjusių jų žemės. Tiesa, pastaruosis niekingai apgauna ir išduoda prieš tai, esą pagalbos ranką ištiesęs Glaberis. Patekęs į jo rankas, Spartakas verčiamas kovoti iki mirties gladiatorių mūšiuose arenose, o jo žmona Sura patenka vergovin. Spartakas pasirodo esąs neįveikiamas gladiatorius ir pergalingai nukauna savo oponentus, taip tapdamas žiūrovų numylėtiniu. Jį nusiperka Batiatas, kad treniruotų kaip gladiatorių ir jei šiam pasiseks, pažada surasti jo žmoną. Vienas iš išskirtinių Spartako bruožų yra jo vizualinis stilius. Serijoje naudojama drąsi stilizuota estetika, primenanti komiksų meną. Veiksmo scenos kruopščiai surežisuotas, kupinos dinamiškumo ir intensyvumo, nors kartais jos gali būti pernelyg dramatiškos. Kraujo ir smurto vaizdavimas šiame seriale gali būti netinkamas visiems žiūrovams, tačiau jis atitinka žiaurią gladiatorių gyvenimo tikrovę. Spartake nagrinėjamos svarbios temos, tokios kaip laisvė, žmogaus teisės ir kova už teisingumą. Seriale ne tik pasakojame apie gladiatorių sukilimą, bet ir apmąstoma žmogaus būklė, vergovė ir socialinė neteisybė. Pasitelkdamas sudėtingus personažus, jis skatina žiūrovus susimastyti apie moralinius pasirinkimus ir jų pasekmes. Roma – įspūdingas ir įsimintinas istorinis HBO televizijos serialas, rodytas 2005–2007 metais. Istorija, kurios veiksmas vyksta paskutinėmis Romos Respublikos gyvenimo dienomis, išsamiai ir įtaigiai vaizduojamos politinės intrigos, socialinė dinamika ir kultūrinės senovės Romos gyvenimas, į kurį žvelgiama per istorinių ir išgalvotų personažų prizmę. Seriale sudėtingai susipina istorinių asmenybių tokių kaip Julijus Cezaris, Markas Antonijus ir Kleopatra, bei išgalvotų karių pagrindinių protagonistų poros Liucijaus Verono ir Tito Pulo gyvenimui. Pasakojimas susitelkia į šių dviejų turtingų, svarbių ir įtakingų vyrų bei jų šeimų gyvenimus. Siužetas pasakoja apie sudėtingus valdžios išdavystės ir ambicijų aspektus, rodo įtakingų lyderių iškilimą ir nuopuolį bei audringus įvykius vedančius į Respublikos pabaigą.
Serialas Roma garsėja įspūdinga autentika bei kūrybiniais užmojais. Nuo detalių dekoracijų iki autentiškų kostiumų, kurie veiksmingai perkelia žiūrovus į antikinį pasaulį. Kinematografija perteikia ir epochos didybę ir žiaurumo skurdumą, vizualiai stulbinantį foną besirutuliuojančiai dramai. Pagirtinas dėmesys istorinėms detalėms, nors pasakojimo tikslais imtasi tam tikrų kūrybinių laisvių. Pirmajame sezone vaizduojamas 49 metai prieš Kristų vykęs Julijaus Cezario vadovaujamas pilietinis karas prieš konservatyvųjį Romos senatą ir Cezario iškilimas diktatoriumi. Rodomi žymieji Galijos karai ir jo žūtis. Žiūrovai supažindinami ir su jaunojo Oktavijaus, vėliau tapusiu Augustu I Romos imperatoriumi, jaunystės dienas. Antrajame sezone parodomi nesutarimai tarp Oktavijaus ir Marko Antonijaus, kuriuos lydi daugybė kitų daugeliui puikiai girdėtų istorijų. Seriale gvildenamos galios ištikimybės ir moralinių dilemų, su kuriomis susiduria jo veikėjai temos. Jame išryškinama kova tarp asmeninių troškimų ir visuomenės pareigos, neretai nutrinamos ribos tarp didvyriškumo ir piktadarystės. Draugystės tarp Verono ir Pūlo vaizdavimas prideda emocinį sluoksnį, pabrėždama žmogiškąją politinių machinacijų kainą. Šie serialai ne tik suteikia pramogą, bet ir leidžia giliau pažvelgti į Romos imperijos istoriją, jos kultūrą ir socialinius santykius. Kiekvienas iš jų pasakoja skirtingą, bet nemažiau svarbią istoriją apie šį išskirtinį laikotarpį. Jei tai jūsų domino, nepraleiskite progos jos pažiūrėti. Su jumis buvo kinomanija.lt, nepamirškite prenumeruoti mūsų kanalo, spustelkite patinka ir varpelį bei palikit komentarą su savo nuomonę apie sudominusį serialą. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto.